Ir žinot, šiandien manau, kad labai sveika yra pamastyti apie pasiekmes, kai mes duodam savo vaikams. Statom namus, perkam automobilius, įsodinam juos į savo verslų krėslą. Įvairių situacijų būna. Būna tų, kai duodam meškerę, bet būna tokių, kur duodam ir žuvį. Tai šiandien noriu pasakyti, kaip pamatyti to pačią blogiausią pusę. Kaip mes duodam, jau minėjau savo video, vaikai iš karto jaučiasi skolingi. Nesvarbu, jūs galite sakyti nesijaučia, galite sakyti kaip norit, bet faktas, kai tu gauni iš kažko, kas tau davė, tu jautiesi skolingas. Dabar pavyzdys. Jūs davėt, pastatėt vaikams namą, ar ne? Atėjo kažkoks etapas gyvenime. Jūs sakot, aš noriu, kad tu man šiandien atvežtum tą ir tą. Nugriautum tą priestatą. Iškirstum mano tujas. Bet koks jūsų prašymas vaikui neleis pasakyti ne. Gerai, jeigu tik apie tujas, bet kartais ir apie pasaulėžiūrai prieštaraujančius dalykus. Kartais jūs prašysit to, kas jam vidumi visiškai nepriimtina daryti ir jis negalės atsakyti, nes gavo ir jis laužys save. Įsivaizduojat? Davimas gali laužyti. Dažnai nesuvedam kaip. Va tiesiog taip. Jis negali atsakyti. Tai prieš darydami tuos žingsnius, visada pagalvokit, kad patirtis yra didžiausia šito gyvenimo vertybė. Ir kai žmogus eina savo resursais, dažniausiai jo patirtis būna geriausios, įmanomos, negu kad jis naudosis jūsų resursais. Ačiū.